Sveiki, Dovanų ir Nostra regionų krepšinio lygos gerbėjai. Praėjusią savaitę su keltuvu, tiesiog privežiau kalną dovanų ir tas visas dovanas išdalinsiu per Kalėdas patiems geriausiems ir gražiausiems. Antžmogis, žmogus iš kitos planetos. Taip galima apibūdinti Igną Juškevičių rungtynėse su Kazlų Rūdos Ataka. Birštono Milastos naujokas surengė kosminį pasirodymą, pelnė 36 taškus, atkovojo 17 kamuolių ir Jėzau Marija, negaliu patikėti, sukaupė 60 naudingumo balų. Birštoniečiai šventė užtikrintą pergalę, laimėjo 4 kartą iš eilės ir pakilo į 3 turnyro lentelės vietą. Regionų lygoje įvyko lyderių mūšis, kuriame ietis sukryžiavo Gargždų ir Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto komandos. 6 taškais triumfavo klaipėdiečiai, pagal pergalių skaičių pasivijo gargždiškius ir juos aplenkė turnyro lentelėje. Tikra staigmena, kad LCC ekipa taip galingai startavo šiame čempionate ir didžiausias viso to kaltininkas Kornelijus Zikas, kuris vidutiniškai per mačą renka net 32 naudingumo balus. Nors Gargždai šį kartą gavo malkų, tačiau lapkričio mėnesį ši komanda žaidė dieviškai ir ne veltui ekipos vyriausiasis treneris Povilas Šakinis buvo pripažintas geriausiu to mėnesio lygos treneriu. O B divizione tokio pripažinimo sulaukė pipirams varžovų negailės Radviliškio komandos vyriausiasis strategas Lukas Pipiras. Šįkart daug naujienų, ilga apžvalga, šiek tiek net išalkau, reikia kokį sausainį, tešlainį sukirsti. Toliau žiauriai nesiseka Kauno Žalgirio ir Vilniaus Ryto vaikiams, kuriuos skriaudžia ir vėl vyresni dėdės. Jaunieji žalgiriečiai prapylė 8 kartus iš eilės, o Vilniečiai patyrė 14 nesėkmių paeiliui. Man net gaila pasidarė Vilniečių. Tikiuosi, kad Kalėdų senelis atneš dovanų Ryto jaunimui. Šią savaitę jų laukia ir apatinėje turnyro lentelės dalyje esantis Joniškio delikatesas. Viliuosi, kad Vilniečiai šį kartą jau suvirškins varžovus. Praeitą kartą kalbėdamas apie B diviziono lyderius, kurie niekaip neįstengė pralaimėti, atrodo prisikalbėjau. Ir pagaliau pirmą nesėkmę patyrė ir Klaipėdos Knašiaus mokykla ir Vilniaus KK komanda. Taigi dabar ir B divizione neliko komandų, kurios nepatyrė nesėkmės skonio. O ką, mielieji, kadangi artėja gražiausios metų šventės, siūlau visiems prisidėti prie gerumo ir kilnumo akcijos, paremti fondą ESU, kuris rūpinasi onkologinėmis ligomis sergančiais vaikais. O šį savaitgalį noriu jūs pakviesti į kalėdinės savaitės rungtynes. Šeštadienį atvyksiu į Naująją Akmenę, kur komentuosiu Nostra regionų krepšinio lygos mačą. Ir ten vyks labai kilni ir vertinga akcija. Rinksime aukas Akmenės rajono gyvūnų mylėtojų namams, kurie rūpinasi benamiais ir beglobiais kačiukais. Kviečiu prisidėti. Šį kartą tiek, neišdykaukit per adventą. Nevalgykit kiaulienos, nebent galit pakišti kiaulę varžovams. Man laikas keliauti, iki Naujosios Akmenės tolimas kelias, reikia šiandien pajudėti. Iki.